Jau nebežinau, kelintas čia bandymas. Man prieš tai akį kažkas, tai dabar... Ai, nežinau. Nu, žodžiu, esmė ta, kad šiandieną norėčiau paaiškinti, kodėl aš tiek ilgai nefilmavau vlogų, bet dabar jau, kai paaiškinsiu, tai jau galėsiu filmuoti. Kažkaip nenorėjau niekur kitur rašyti, visų pirma norėjau su jumis pasidalinti, tai gal viską pradėsiu nuo pradžių. Nekartą esu Rokui sakius, kad labai noriu šuniuką ir kaip buvo laimės, man trūksta tik tai šuniukas. Šuniukas! Mums reikia šuniuko! Taigi Doma net sakė. Aš jai nesakiau taip. Jum pati suprato. Tikrai nesakiau. 100 kartų rašyk. Aš mamai tik tai sakau, kad aš nuolat, kad noriu šuniuko. Dominika pati suprato. Aš kaip ir nesilioviu sakyti jam po kelis kartus į dieną to. Ir dabar mes turime šuniuką. Juokauju šitą, bet aš jau šitą turiu nuo savo gimtadienio. Šuniukas, nes Dominika sakė, čia kai ką labai asmeniškai sakau šitą dalyką, kad čia yra šuniukas ne dėl to, kad tipo šuniukas, o dėl to, kad mes išmoktume rūpintis jo kaip vaiku. Paruošimu sakė, kad suaugusiems žmonėm, kurie nori susilaukti vaiko, dovanoja tos netikrus kūdikius, nu, kad išmoktų vystytis. Tai čia yra šuniukas, kad išmoktume prižiūrėti šuniuką. Nu ir jau rytoj galima bus tikrą šuniuką gauti. Nuolat Rokui sakydavau, aš noriu rudos mergaitės, smėlės spalvos, kad būtų mano draugytė gyvenimo. Nu tai va. Čia ne visai ruda, bet ir ne visai mergaitė, bet geriau negu nieko. Šiaip žiauriai mielas šitas vaikas yra. Dėmesio daug reikalauja. Tai kai jau pasakiau, ką aš čia slėpiau visą tą laiką, tai dabar papasakosiu truputį apie šitą pelniuką angeliuką. Jam dabar 2 mėnesiai su viršum. Mes jį pasiėmėm 16 dieną, tai su mumis jisai dar tik tai savaitę. Ir šiaip jos spalva yra ruda, bet tą rudą spalvą kartais sunku žiūrėti, dienos šviesoj tikrai rudas. Bet dėl to, kad jisai atrodo nuolat juodas ir ypač naktį, tai net nepasakysi, kad rudas, tai aš jį vadinu Batmanu. Ir dėl jo ausyčių, nes jo ausytės kaip atrodo kaip Batmano tie sparnai, kaip logotipo. Be galo mielas. Nu, super mielas. Aš dar tokio, aš nesitikėjau, kad tiek mielas šuniukas gali būti. Tai ne per žingsnį nuo mūsų. Jis negali būti tiesiog vienas kitam kambarį be mūsų su Roku. Dabar Rokas išėjo prieš gal pusvalandį. Tai šįkart trumpai verkė. Bet vakar berods, kai buvo išėjęs Rokas, tai gal 10 minučių verkė, nors aš buvau namuose. Ir jisai verkė, kad Rokas išėjo. Šiaip be galo mielas. Nuolat atrodo, kad mes nesimatėm amžiais. Tarkim, atsisėdė ant sofos, jisai buvo kažkur kitur, atbėga, išbučiuoja ir tada aprimsta gal. Mes dabar jį nešėjom ant palutės naktimis ir šiaip dieną, kad darytų ne visur, nors jau čia įrankį. Aš kartais nunešu, kartais Rokas nuneša jį ir kai jis baigia savo reikalus, iš karto lėkia vėl atgal į lovą ir nesvarbu ten paskui, kuris dabar tuo metu būna lovai, tą išbučiuoja, prižadina ir tada lenda po kaldrą, jisai labai mėgsta po kaldrą būti ir aš kažkada žiūrėjau, kas bus, jeigu aš jo neįleisiu. Kaldrą apsimutariavau ir norėjau jo neįleisti po kaldrą, tai galvojau, prakasis tenai tunelį kažkokią po kaldrą, tai pasirodo tenai. Bet aš pastebėjau, kad truputį pradėjo labiau Rokui simpatizuoti, tai aš dabar jam darausi mylesnė. Aš nenoriu, kad jisai būtų Roko šuo, aš noriu, kad būtų mano šuo, kuris labai Roką mylėtų. Pirmosiomis dienomis tai mes iš vis tenai turėjom super incidentų, tai tokių kaip vieną kartą ant sofos Sisi, tada ant pagalvės vieną kartą, kur ant sofos būna. Gal 3 kartus iš viso jau yra ant lovos, bet dabar taip jau lyg ir nevyksta, gal daugiau nekokios beveik neturim suskundimo, labai greitai treniruojasi ant palutės daryti. Tikiuosi pasiaiškinau aš jums ir galėsiu pradėti dabar visur skleisti žinią, kad turiu vaiką. Ai, bet to vardas Nytas. O veislę jūs paspėliokit, nes man įdomu, kokių čia versijų gali būti. Grinai atrodo juodas, ane? Labai jau padūkėlė. Bye!